Sveiki, aš Vida ir norėčiau Jūs supažindinti su Lietuvos situacija Aniridijoje. Kadangi Lietuvoje Mikutavičius apdainavo, kad yra 3 milijonai, nors tikėtina, kad tiek jau ir nebėra, tai medikų manymu, kad mūsų Aniridijos pacientų gali būti tikrai nedaugiau kaip 30 asmenų. Mes radome 12 žmonių turinčių Aniridiją ir bandėme su jų atsakymais nupiešti Aniridijos Lietuvoje paveikslą. Taigi, koks tas Aniridijas sergantis Lietuvoje? Mūsų apklausoje daugiausia dalyvavo moteris ir mergaitės, tik trečdalis buvo iš jų vyrų. %50 iš jų buvo vyresni nei 30 metų, trečdalis buvo vaikų iki 18 metų ir mažoji dalis jaunimas nuo 18 iki 30 metų. Tyrime daugiausia dalyvavo kauniečių, daugiau netgi pusė, 67%, keli buvo iš Šiaulių ir mažoji dalis buvo šiuo metu gyvenantis Norvegijoje ir vienas iš Klaipėdos. Daugelio šeimose Aniridija yra ne naujiena ir tik mažos labai dalies asmenų, tik 17% šeimoje Aniridijos nėra. Visi be išimties tyrime dalyvavę turi įgimtą Aniridiją. Visi 100%. Duomenys atskleidžia, kad daugiausia Aniridijos pacientų lankosi Santariškių ir Kauno klinikose. Tai rodo, kad šių klinikų medikai, gydytojai turėtų būti labiausiai susipažinę su Aniridijos situacija ir turėtų labiausiai turėti patirties gydant Aniridijos pacientus Lietuvoje. Šiek tiek mažiau nei pusė pacientų iš dalies patenkinti gydymu, 5% patenkinti arba jiems sunku atsakyti į šį klausimą. Kaip matyti skaidrėje, daugiausia asmenų tiek kairė, tiek dešinė akimi mato nuo pirštų iki 5%. Tačiau verta pastebėti, atkreipti dėmesį į tai, kad dešinė akimi vis dėlto matančiųjų yra dešinioji akis yra šiek tiek silpnesnė, nes asmenys mato su ją tik šviesą, kito tarpu kairė akis mato daugiau, šiek tiek daugiau. Pati didžiausia priežastis, dėl kurios apankama arba matoma itin menkai, yra ragenos problemos, tačiau apakimą lemia ir padidėjęs akispūdis, susidrumstę lęšiai bei tinklainės atšaka. Apie Aniridijos komplikacijas kalbėjo 10 asmenų, 100% iš jų, tai visiems 10 buvo katarakta, 90%, tai yra 9 pacientai turėjo glaukomą ir mažiausiai buvo pacientų susidūrusių su ragenomis problemomis. Paveikslėlėje galime matyti, kad dažniausiai gimstama su katarakta.
tačiau neatsirado nei vieno paciento, kuris Lietuvoje būtų bent šiame tyrime gimė turėdamas ragenos problemų. Kaip matyti, su akispūdžiu gimsta nedaug pacientų, tačiau kiekvienais metais tų pacientų vis auga ir didėja. Lengva pastebėti ir tai, kad iš paskos akispūdžio atsiranda ir ragenos problemos. Vis kiekvienais metais vis pacientų amžiaus grupėse vis didėja turinčių ragenos problemų. Galima daryti prielaidą, kad ragenos problemas sukelia iš dalies ir akispūdis arba turi reikšmės gliukomos gydymas ragenai. Šiek tiek apie kataraktą. Dažniausiai kataraktos priežastys lieka neaiškios. Dažniausiai kataraktos gydymas Lietuvoje lieka chirurgija. Kiek mažiau gydosi medikamentais ir net daugiau nei 1/5 asmenų yra visiškai negydomi nuo kataraktos. Tarp besigydančių medikamentais populiariausias yra katachromas. Daugiausiai asmenų, kurie jokio medikamentinio poveikio nejaučia. Vienas labai patenkintas medikamentiniu gydymu, vienas taip pat patenkintas. Kataraktos operacijos metu 2 buvo lęšiukas visai pašalintas, 2 keistas kitu. Vienas turėjo lęšio keitimą su ragenos donorystė ir dar vienas žmogus turėjo lęšio keitimą su rainelės formavimu. Tie, kurie buvo operuoti, nenurodė nei vieno teigiamo komentaro apie chirurgijos rezultatus, bet buvo rasta net 11 neigiamų atsiliepimų apie kataraktos operacijos rezultatus. Daugiausia po 2 teiginius buvo rasta apie tai, kad po operacijos atsirado antrinė katarakta. Ir dar 2 buvo, kad po tam tikro laiko vėl viskas tapo kaip ir anksčiau, esant prieš operaciją. Dar taip pat buvo nurodyta, kad regėjimas nepasikeitė, po operacijos prireikė akinių, ko anksčiau nereikėjo. Vienas buvo teiginys nurodytas kaip apakimas, taip pat keratopatijos progresavimas, atsirado aniridinis fibrozinis sindromas, antrinė gliukoma, grįžus į namus po 4 dienų pasidarė uždegimas. Susipažinkime su turinčiu gliukomą patirtimi. Kaip matyti, nematuotas visiškai spaudimas iki diagnozės nustatymo yra net 40% pacientų arba 4 pacientams. Be to, 5/5 jis matuotas kartą tik į metus arba ypatingai retai. Tik vienam žmogui 10% pacientų akispūdis prieš diagnozės nustatymą buvo matuojamas kas 3 mėnesius. Tai rodo, kad tikėtina, kad tiem 4 asmenim 40% galėjo gliukoma būti jų seniau, tačiau ji nebuvo nustatyta, nes kadangi nebuvo matuotas akispūdis anksčiau. Diagnozės nustatymo diena, tai yra prieš pradedant gliukomos gydymą, dažniausiai buvo spaudimas nustatytas nuo 21 iki 35 tam intervale. Tik 11% jis buvo šiek tiek didesnis, tai daugiau nei 36
Glaukomos gydymas 8 buvo taikytas medikamentinis gydymas, tai yra lašais, tačiau 5 prisireikė operacijos ir 3 buvo taikytas lazeris. Apžvelgiant medikamentinio gydymo poveikį, tai pastebima, kad mažiausias poveikis buvo trusopto, net 3, taip pat mažas poveikis buvo kosopto, nors vienam padėjo, tačiau 2 nepadėjo. Atsirado žmogus, kuriam jokie vaistai nepadėjo ir tie vaistai jam kenkė ragenai. Vienam žmogui arutimolis griaužė akis. Taip pat jokio poveikio nebuvo sulaukta iš ksalatano ir gamforto, o poveikį, kurį pajuto žmonės, tai vienas žmogus nurodė azargą ir kitam žmogui padėjo klonidas. Kalbant apie operacijas, 5 buvo taikoma trabekulektomija, 2 prisireikė antros operacijos ir vienam buvo implantuotas vožtuvas. Kalbant apie glaukomos operacijos rezultatus, matyti, kad trabekulektomijos atveju pasiskirstė atsakymai tiek neigiamai, tiek teigiamai vienodai. Tai yra tie, kurie buvo operuoti trabekulektomiją, kuriems buvo taikyta. 3 teiginiai nurodė teigiamus rezultatus ir 3 neigiamus. Tačiau tas asmuo, kuriam buvo taikytas vožtuvo implantacija, pasisakė teigiamai. Nurodydami teigiamus operacijos rezultatus, Ahmed vožtuvo atveju buvo nurodoma, kad šis vožtuvas sumažino spaudimą ir praktiškai dabar nebereikia vartoti vaistų. Trabekulektomijos atveju buvo nurodyta, kad dabar su akių lašais spaudimas normalus. Kitas teiginys rodė, kad spaudimas nekilo net 10 metų. Ir 3 teiginys rodė, kad po antros operacijos spaudimas pagaliau stabilizavosi. Tų, kurių patirtis buvo neigiama, trabekulektomijos atveju, kalbėjo apie tai, kad pirmas atvejis buvo, kad akispūdis sumažėjo nuo 40 iki 33, tai reiškia, kad pakankamas efektas nebuvo pasiektas. Kitu atveju, kairiai akiai nepadėjo taip pat ir reikėjo tą akį šalinti. Ir 3 atvejis buvo, kad po pirmos operacijos buvo spaudimas labai sukilęs ir teko operaciją kartuoti 2 kartą. Lazerio atveju praktiškai visi be išimties atvejai yra neigiami. Pirmas atvejis rodo, kad akispūdis pakilo ne tik darytai akiai, bet ir kitai akiai, kuriai lazeris net nebuvo taikytas. Kitas atvejis taip pat neigiamas, rodo tai, kad lazeris nepadėjo ir reikėjo taikyti kitą operaciją. Ir 3 atvejis taip pat kalba apie tai, kad spaudimas greitai buvo numuštas, tačiau vėl jis po kiek laiko sukilo. Yra ragenos pažeidimai, apie kuriuos šio tyrimo asmenys kalba kaip apie vieną iš sunkiausių, labiausiai pažeidžiančius regėjimą ir atsirandančius vėliausiai žmogaus amžiuje po visų kitų sunkių aniridijos komplikacijų, tokių kaip katarakta ir gliukoma. Taigi, kaip jau buvo kalbama anksčiau, iš 10 asmenų 6 jau yra susidūrę su ragenos problemomis.
Iš 10 žmonių, tiek turinčių, tiek neturinčių ragenos problemų, net 9 profilaktiškai niekada nevartoja jokių gelių, jokių profilaktinių priemonių palaikyti gerai ragenai. Vienas asmuo iš 10 nurodė, kad jis naudoja profilaktikai ragenai gerai palaikyti gelius, tačiau tai daro ne nuo ankstyvos vaikystės ir verta pabrėžti, atkreipti dėmesį tai, kad būtent šiam žmogui dar pakol kas ragenos problemų nėra. Taigi dabar plačiau apie tuos 6, kurie turi ragenos pažeidimų. Nusakydami ragenos pažeidimų priežastis, net 5 iš jų nurodo, kad tikėtina, kad ragena buvo pažeista dėl glaukomos. 2 nurodo kaip tinklainės atšaka, kuri galėjo pažeisti rageną. Vienas asmuo nurodo infekciją. Ir dar vienas žmogus galvoja, kad jo ragenos problemos atsirado todėl, kad jis tam ragenai neskyrė per daug didelio dėmesio. Net 67% iš turinčių ragenos problemų nurodo, kad jų ragenos pažeidimo laipsnis yra ypatingai labai ryškus ir didelis. Turintiems ragenos pažeidimų, jie dažniausiai gydomi geliais ir tepalais, 2 gydosi lašais ir 2 buvo taikyta donoro ragena. Donorinė ragenos transplantacija buvo 2 asmenim, todėl 2 teiginiai yra teigiami ir 1 yra neigiamas. Šis 1 neigiamas aspektas yra tuomet, kai buvo atliekama tik 1 pirmoji donorinė ragenos transplantacija, o po 2 ragenos transplantacijos žmogus jaučiasi pakankamai gerai, yra patenkintas. Taigi, pirmas asmuo po pirmosios ragenos transplantacijos kalba apie tai, kad po kiek laiko ėmė ragena džiūti ir kraujagyslės iš senos ragenos pradėjo bujoti į naują rageną. Teko dar kartą pakartoti donorinę ragenos transplantaciją, o po 2 operacijos jau lašiukų ir tam tikrų vaistų pagalba, dirbtinio ašarų pagalba, situacija yra kontroliuojama. Antrasis žmogus iš karto yra patenkintas donorinė transplantacija ir sako, kad ragena kol kas nesidrumsčia. O dabar viskas apibendrinama trumpai. Taigi, apklausoje dalyvavo 12 asmenų, dominavo moteris ir mergaitės, pusė asmenų sudarė vyresni nei 30 metų asmenys, dauguma kauniečiai, dominuoja šeimyninė neridija. Visi apklausoje turėjo įgimtą neridiją. Daugelis lankosi šalies 3 lygio gydymo įstaigoje, tai yra Kaune ar Santariškėse. Gydymo iš dalies pacientai yra patenkinti. Dažniausiai regėjimo aštrumas nuo pirštų iki 5%. Šiek tiek silpnesnė dešinioji akis. Menkesnio regėjimo aštrumą ar neregystę lemia ragenos pažeidimai, taip pat glaukoma, katarakta ir tinklainės atšaka. Trumpai apie neridijos komplikacijas. Apie neridijos komplikacijas kalbėjo 10 asmenų. Visi turėjo kataraktą, 9 glaukomą ir 6 ragenos pažeidimus. Gimimo metu dažniausiai buvo katarakta, kiek mažiau turėjo glaukomą. Glaukoma galėjo tuo pat metu būti, tačiau ji nebuvo patvirtinta, nes nebuvo matuojamas akių spaudimas. Su amžiumi glaukomos atvejų nustatoma vis daugiau. Ragenos problemos taip pat atsiranda vėlyvesnėme vaikystės amžiuje. Ragenos pažeidimus dažniausiai įtakoja glaukoma. Katarakta Lietuvoje dažniausiai neridijos atveju gydoma operacija, tačiau nėra nei vieno asmens teigiamo
teiginio apie operacijos rezultatus. Dažniausiai kataraktos operacijos komplikacijos antrinė katarakta arba po kiek laiko po operacijos regėjimas tampa toks pat, koks buvęs ir prieš operaciją. Nustatant gliaukomos diagnozę, spaudimas dažniausiai nesiekia daugiau kaip 35. Dažniausiai glaukoma gydoma vaistais, tačiau daugiau nei pusė jų vaistai nepadėjo ir buvo taikyti kiti gydymo būdai. Tik šiokį tokį teigiamą poveikį darė azargas ir klonidas. Mažiausiai efektingas pasirodė trusoptas. Dažniausiai chirurginė operacija trabekulektomija. Jos efektas vertinamas skirtingai, tiek teigiamai, tiek neigiamai. Teigiamai vertinta vožtuvo implantacija, kuri buvo atlikta vieną kartą. Lazerio gydymas visais taikytais atvejais nepasiteisino. Lazeris buvo taikytas 3 kartus. Tikėtina, kad ragenos pažeidimus dažniausiai lemia aukštas spaudimas ir medikamentinis gydymas naudojamas glaukomai gydyti. Taip pat nevartojami geliai profilaktikai išsaugoti sveiką rageną. Ragenos pažeidimai Lietuvos pacientams ypatingai dideli. Dažniausiai jie gydomi geliais ir tepalais. Būtina pažymėti, kad geliais ir tepalais gydomi tik ragenos pažeidimai, bet jie nenaudojami profilaktikai, kai dar ragenos pažeidimų nėra. Keliems pacientams buvo reikalinga donoro ragena. Jie vertinama teigiamai. Kamieninio ląstelių transplantacija šalyje taikoma nebuvo, bent jau šiame tyrime. Ir rezultatų apie tai taip pat nėra. Dėkoju visiems už dėmesį, labai ačiū. Tikiuosi ši informacija kažkam buvo naudinga, tikiuosi naudinga ji bus ir mūsų medikams, gydantiems mus, žinoma mūsų vaikams ir mums patiems. Ačiū. Geros jums kloties.